Sveiki. Šis 21 metų Taycanas atvažiavo su rimta problema. Lakas atsilupinėja gabalais. Čia bus pilnas atstatymas šito automobilio, perdažinėsim priekį, dažysim ratlankius nuo pažeidimų, lyginsim duobutes, poliruosim maksimaliai visą kėbulo paviršių, dengsim maksimalią geriausią G-Technique danga ir taip pat ratlankius padengsim irgi su apsauginė nano danga. Tai parodysim jums visą procesą, ką ir kaip mes padarom iki galutinio rezultato. Taip pat norėčiau jums papasakoti apie šitą automobilį, kuris man yra gražus ir patinkantis. Tai yra pirmas serijinis Porsche automobilis, kuris yra pilnai elektrinis. Pagal versiją gali būti tiek su gale varomaisiais ratais, tiek su visų 4 varomųjų ratų. Įsibėgėjimas gali svyruoti tarp 5,4 sekundžių iki 100 km, net iki 2,4 sekundžių idealiom sąlygom. Reikia suprasti, kad šio automobilio savininkas nori labai gero standarto kokybei, dėl to, kad pats automobilis reprezentuoja kokybišką standartą. O prieinant apie defektus, kuriuos mes galim pamatyti iš arčiau, taip kaip ir čia, lakas lupasi gabalais, jeigu gal parodytum ir čia, ant šito bamperio matosi čia, kur lupasi tokiais gerais gabalais. Ką tai rodo? Tai rodo, kad automobilio priekis 100% buvo perdažytas, ne visiškai kokybiškai. To pasakoje galimai gal buvo sušveista per daug smulkiai, kad negalėjo sukibti. Gali būti neproporcingas lako skiedimo santykis, dėl to ir šiaip gali būti daug daugiau dabar šitų priežasčių. Dabar negaliu visas atsiminti ir išvardinti, bet esmė tame, kad tai buvo nekokybiškai atliktas darbas. Tai atsiminkit, jeigu pas jūs ant automobilio atsilupinėja lakas, tai vienareikšmiškai yra netechnologiškai atliktas visas procesas. Čia visada dažytojai, kas dažė įmonės, visada be išimties iš karto 100% turi prisimti atsakomybę. Nes automobilio lakas niekada neturi taip luptis, netgi jeigu jį trenksim ar sulankstysim tą bamperį netgi kokio nors įvykio metu. Na va, ir toliau dirbam prie šio automobilio. Dar, aišku, turim truputį bėdelių su šito automobiliu, kodėl darbai stoja. Tai čia yra ratų slapukai. Nežinau, čia galima truputuką kažką parodyti. Tokie atrodo lyg kaip ir standartas. Čia oficialus Porsche slapukas. Bet gaunasi, kad klientas to slapuko neturi. Jį netaip ir paprasta gauti. Va, draugas buvo atvažiavęs su tokiu pačiu Taycanu, galvojo, gal jo angalis tiktų, bet patikrino, atrodo vizualiai vienodai atrodo, o iš tikrųjų ne. Tai šiuo metu užsakėm 120 eurų angaliukas,
turim dar laukti, kada atsiūs. Tai va, su ratais stoja darbai, dar kitą momentą turim, kad su šitų sparnu čia, kadangi dar yra pakrovimo stotelė ir dar kiti tokie apdailos elementai, tai dabar irgi dar su klientus sprendžiam, ar viską čia ardom, kad būtų kokybiškiau, ar ne. Tai va, atrodo, tam tikrose lygiose vietose, nors ir pagal grafiką galim viską sudėlioti teisingai, bet kažkur ne viskas dar ir nuo mūsų priklauso, kad laiku būtų atlikti darbai. Judam toliau. Užimtumas dabar yra didelis, atšilo oras, saulutė išlindo, tai nebespėjom su darbais, tenka pačiam prisidėti. Tai va, padėsiu su Taikanu, kad greičiau darbai vyktų, kol visi darbuotojai užimti. Numontuosiu, paruošiu dažytojų ratus, kad iškart galėtų eiti paruošinėti dažyti. Tai va, jeigu kam reikia darbo, kreipkitės, turim pozicijų, turim darbo. Reikia stengtis greitai dirbti, netinginių ieškom, jeigu ką. Toliau su mūsų Taikanu buvom susidūrę su kai kuriom problemom. Porsche turi savo gamyklinius slapukus, kurių mes taip ir negalėjom gauti, nors ir pagal VIN kodą. Laukiam, susisiekėm su Porsche atstovybė, sako, sandėly nėra. Teko užsakinėti išlaužiančias galvutes, vienu žodžiu, slapukus išlaužėm, bet vis tiek esam užsakę originalius, bet nežinia, kiek reikės laiko laukti. Čia viena bėda, su kuri mums ilgai užtruko. Ir dar papasakosiu apie vieną įdomią situaciją su Taikanu. Kai čia yra pakrovimo šitie lizdai, tenais yra specialūs tokie apsauginiai dar troseliai, kad galima būtų rankiniu būdu juos atlaisvinti. Tai šitoj vietoj mes buvom pastrigę, kompiuteris rodo neveiksnus, lizdas yra. Ir dar kitas momentas, kad ir ant pačio dangtuko yra magnetukai, ko irgi pasakoje mes, kai kažką aprenkam, patikrinam, ar visa sistema viskas veikia. Irgi dar pastrigom vienoj vietoj, nes sistema neveikia, kol galiausiai neįsiaiškinom, kad ant pačio dangtelio yra magnetas. Ko pasakoje, aš nežinau, ar yra tokių automobilių dar, ant kurių yra magnetai. Tai va, vien tik dėl to magneto sistema nerodė, kad jinai yra veiksmi. Vienu žodžiu, įsiaiškinom, judam toliau. Dabar laukiam ratlankių, užmontuosim viskas ir tada eina į poliravimą, į padengimą dangom ir panašiai. Tai jau link finišo tiesiosios.
Dabar prapoliruosim visą kėbulą maksimaliai, kad automobilis atrodytų kaip naujas iš salono ir padengsim gerom G-Technique dangom, keramikiniam tiek kėbulą, tiek ratus. Žiūrim, koks bus rezultatas. Štai automobilis visas išpoliruotas ir padengtas. Išorė padengta Crystal Serum Light danga plus EXO. Tai yra ne tik apsauga, bet ir hidrofobinis efektas, kuris leis vandenukui nubėgti kaip nuo žąsies. Kėbulas yra švelnus ir taip pat padengti ratlankiai su specialia danga, kuri apsaugo nuo stabdžio dulkių, kurios įkaista iki 500 gal net laipsnių, ar gal kažkiek ir daugiau būna, ir labai įsiskverbia į laką. Tai šita danga padeda, kad metalo dulkės neprikibtų į patį laką, o būtų ant tos dangos ir taip padėtų lengviau vėl juos nuvalyti, kad ratlankiai atrodytų gražus. Šita danga atlaiko iki 600 Celsijaus temperatūrų. Tai va, visas automobilis paruoštas, ganėtinai toks ilgesnis projektėlis, bet rezultatą matot ir galim dar parodyti, kaip jisai atrodys lauke.